Su auksrankė Ieva Girnytė susitikome jos tėvelių namuose Ukmergėje. Čia tėtis dukrai įrengė naujutėlaitės dirbtuves, o įrangos dabar tiek, kad galima kone pusę pasaulio šaukštų žiedais paversti. Bet čia reikėtų stabtelėti ir išklausyti Ievos. Kaip apskritai ji gimė tokia išradinga? Gal tas meniškumas iš šeimos, visi kažkaip kūrėm, kažką darom ir mama siūna, tėtis su medžiu dirba, tai gal iš to atėjo. Gal net niekad ir nelaikiau savęs tokia labai kūrybiška, kol iki dabar atsirado tokia veikla. O veikla tokia, mergina iš šaukštų, šakučio, dabar jau ir peilių sukuria unikalius ir skirtinius žiedus. Nuo ko viskas prasidėjo? Idėja šiaip nėra pati mano. Pamačiau ją per socialinės medijas, bet aš ją prieš 3 metus pamačiau. Viena mergina gamino ir tada aš į Ameriką buvau išvykusi ir mūgiai pamačiau, kad pardavinėja tokius žiedus. Ir man labai patiko ir aš kažkaip užsikabinau ant tos idėjos. Dabar gal taip sutapo, kad baigiau studijas ir kaip tik baigiau marketingą, tai to žiedo darimo vis tiek, kad jį parduotum, reikia rasti auditoriją, tai gal sukaupiau daugiau žinių ir sakau, viskas, ką aš galiu prarasti, nieko neturiu ką prarasti, tai reikia gaminti. Gamybai reikėjo specialios įrangos, kurią Ieva užsisakė Amerikoje ir kuri tikrai kainavo nemažai. O vėliau sekė draugės skambutis. Anykščiuose jį radusi 4 šaukštelius dekoruotus keramika. Ieva tuomet atsakė, kad paimk vieną pabandymui ir labai pasigailėjo. Mat žiedas susilaukė tokio susidomėjimo, kad Ieva būtų panaudojusi visus šaukštelius. Išbandžiusi įvairius įrankius, Ieva apsistojo ties keletu. Aš kažkaip pasirinkau dirbti su nerūdijančiu plienu ir melchioru. Neperku sidabro, kadangi jis yra ir brangesnis, bet gali ir dažyti, kadangi sidabro būna apie 80%, tai ten priemaišų bus arba nikelio, arba cinko ir tikriausiai jisai dažys. Tai dėl to dirbu su nerūdijančiu plienu ir melchioru. Svarbiausia, kad būtų ne per storas, bet dabar turiu jau įrangą, su kuria galiu ir ploninti, ir siaurinti. Tai realiai vos ne viską jau dabar imu ir tik tai tam reikia daugiau laiko, kad sutvarkyti tą šaukštą. Tinkamų šaukštų Ieva ieško internete, kartu ieško ir tėveliai bei draugai, žodžiu, užkurtas tikras įrankių ieškotojų klubas. Visas pastangas atperka naujų žiedų savininkų reakcijos. Visi tikrai labai patenkinti ir tie dizainai, man rodos, yra unikalūs ir vien ta mintis, kad tai yra perdirbta ir einam į tai ir tvarumą tą, nes tas šaukštas šiaip tikriausiai būtų išmestas, o dabar jis tokį antrą gyvenimą gauna. Tai žmonės tikrai kol kas visi labai patenkinti, gal kartais su dydžiai sunkiau yra, nes ne visi žino savo dydį ir nepataikom, bet stengiuosi padaryti naują ir noriu, kad žmonės nešiotų. Ieva atvira, kai jau perpranti sistemą, darbai vyksta itin greitai. Pats procesas tai yra labai lengvas, reikia pasimti šaukštą, šakutę, kartais ir peiliai tinkami, jeigu yra planesni ir svarbiausia gerai išsimatuoti, tai tam yra formulė, pasiskaičiuoti kokio ilgio reikia, tada pasižymi, atpjauni ir svarbiausia nušveis galus, nes gan aštrus būna ir tada tiesiog su aparatu sulenki ir gaunasi tas žiedas. Jeigu jau šaukštas tinkamas ir paruoštas, tai sulenkti ir ten nupjauti ir nušveis man užtrunka kokių 15 minučių, gal 20, bet kartais tikrai atrodo vienas išėjo tobulai greitai, bet kartais aš užsižaidžiu ir valandą, nes gal kiek nors ten netiesiai sulenkiu, tada reikia vėl atgal išlenkti, sulenkti, tai šiaip greitas procesas, jeigu viskas gerai pavyksta. O pabaigai, įdomi informacija apie tokiu būdu gaminamus žiedus. Pasirodo, šios idėjos šaknys siekia net 17 amžiui. Viskas vyko Anglijoje ir tai susijęs su meile bei taupumu. Pasiklausykite. Jau prieš gaminant sužinojau, kad čia net nėra to, kad mes čia šiuo metu kažką sugalvom labai tokio naujo, bet prieš daug laiko jau pradėta gaminti, nes tarkim tarnai pas ponus gyvenant vogdavo tos šaukštelius sidabrinius ir darydavosi sužadėtuvių žiedus, nes neturėjo pinigų, kad galėtų nusipirkti. Tai iš to gal ir atėjo visa ir nėra čia kažkokia labai nauja idėja. Idėja ne nauja, bet dabar pakartotinio panaudojimo klestėjimo laikais kokia vis tik prasminga ir įdomi.